Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai balandžio 30 diena. Tai jau. Na, paskutinė diena šį mėnesį. Ir, na, kaip paskutiniam video aš sakiau, kad, na, Japonijoje dabar, na, jau prasidėjo atostogos, na, 10 dienų atostogos. Prasidėjo nuo kada? Nuo 27 dienos. Ir, na, daug žmonių turi dabar atostogas, na, daugiausiai, na, 10 dienų turi atostogas, bet kai kurie žmonės iš tikrųjų neturi. Tai dėl to, kad, na, tik nuo, na, balandžio mėnesio pabaigos iki gegužės mėnesio pradžios yra daug švenčių yra. Bet šiandien ir dar gegužės 1 ir 2 dienos nėra švenčių. Todėl kai kurie žmonės šiandien turi darbą. Ir aš irgi. Na, aš įprastai turiu darbą. Nesvarbu, ar yra šventės. Aš galiu gauti laisvas dienas, kai noriu. Todėl man nesvarbu tokios atostogos ir tai labai gera, kad aš galiu turėti atostogas, kai visi dirba. Bet dauguma japonų, nežinau ar dauguma, bet beveik pusė Japonijos gyventojų turi, na, atostogas tuo pačiu metu. Todėl dabar Kyote, ten kur dirbu, na, yra turistiniausia vieta Japonijoje. Ten pragaras, labai pragaras, daug žmonių tam susirenka ir kiekvienoje turistinėje vietoje tai minia žmonių, labai didelė minia žmonių ir, na, nežinau, ar jums tai įdomu matyti. Galbūt, jeigu jums domina, tai galiu ten filmuoti, bus labai varginanti diena. Ten filmuoti tikrai. Na, ir, na, bet šiandien tai, na, kai kurie žmonės dirba ir oras yra prastas, todėl, nežinau, ar šiandien daug yra ten. Bet gegužės pradžia bus karšta ir geras oras, tai galbūt bus pragaras. O šiandien labai drėgna. Ne taip karšta, bet drėgna ir jau šiandien įjungiau oro kondicionierų. Labai ypač kambaryje karšta, todėl, na, karšta, drėgna labai. Ir na, šiandien ketinu kalbėti apie manieras arba papročius, na, kuriuos japonai turėtų Lietuvoje. Na, atsiprašau, kad taip staigiai tema pasikeitė. Na, bet šiandien ketinu kalbėti apie, na, norėjau paprastai kalbėti apie tai papročius ir manieras, kurios japonai turėtų Lietuvoje. Na, kaip žinote, kultūra Lietuvoje, na, apskritai Europoje ir Japonijoje tai kita, visiškai kita. Ir dėl to kartais japonai, na, turi sunkumų paprastai, na, kai pradeda gyventi arba būti Europoje, Lietuvoje apskritai Europoje. Ir aš irgi, na, kažkada turėjau, kai pradėjau gyventi Lenkijoje prieš tai jau 14 metų. Ir aš manau, kad tai įdomu būtų kalbėti. Na, todėl, na, šiandien išrinko tą temą. Ir, jo, pirmoji maniera, arba, nežinau, paprotis? Na, aš manau, kad tinka maniera
Tai kai žmonės tam čiaudėja, ne? Čiaudėja. Jo, čiaudėja, tai na, tokia čiaudulys. Tai čiaudulys, na, čiaudėja. Kiti žmonės tada sako, Lietuvoje tai į sveikatą, o angliškai tai bless you, arba lenkiškai, rusiškai tai na zdrowie. Nežinau rusiškai na zdrowie. Galbūt taip. Na zdrowie, į sveikatą. Na tai, į sveikatą, na zdrowie tai turi tą pačią reikšmę, bet bless you, nežinau kodėl bless you. O kaip, ar žinote kaip japoniškai tai, na kaip japonai tada sako? Ar žinote? Na, iš tikrųjų, mes nieko nesakom, kai kažkas čiaudėja. Nieko, visiškai nieko. Neįprastai nieko. Na, jeigu norėtum kažką pasakyti, tai galima sakyti odaijini. Odaijini tai reiškia, na, irgi kaip į sveikatą, bet mes nesakome, kai kažkas čiaudėja. Todėl, kai pradėjau Lenkijoje gyventi, tai man labai keista buvo, na, kai kažkas, na, mano pavyzdžiui draugas čiaudėja, tada, na, kiti sako, na zdrowie, į sveikatą. Na kažką sako, na savo draugo čiauduliui. Ir aš nieko nesakau tada, nes aš nežinojau tokios manieros. Ir kažkada net kažkas man sakė, kad tai aš nesu mandagus, kad nieko nesakau. Bet aš tada nežinojau, kad kodėl tai sako, paprastai nemačiau reikšmės, ne, tai man skambėjo, man atrodė kaip tai neprasmingas dalykas, todėl aš nesakiau, na, anksčiau. Ir jo, kažkas man sakė, kad tai nemandagu, kad nieko nesakau, kai kažkas čiaudėja. Ir nuo to laiko aš sakau, na, kažką, na, kaip į sveikatą, na zdrowie, kai kažkas čiaudėja. Na dabar tai man jau normalu, kad kažką sakyti. Ir dabar, na, būdamas Japonijoje, kai kažkas čiaudėja, man norisi kažką sakyti. Bet, na, Japonijoje būtų truputį keista tokį dalyką sakyti. Na, jeigu norite, tada galima sakyti odaijini. Na, tai reiškia į sveikatą, arba paprastai saugok savo sveikatą. Na, tokia reikšmė yra. Na, tokį dalyką galima girdėti įprastai ligoninėje. Aš pamiršau žodžio. Na, bet kažkas, na, bet supratote, aš manau, kad ligonas, ne ligonas, ligoninė. Na, nesvarbu. Na, galima girdėti tokį sakinį, tokį posakį, bet tarp draugų mes nesakom tokio dalyko, tikrai. Na, todėl, įprastai, aš manau, kad kiti japonai irgi turi tokių sunkumų. Kai atvyksta į kitą užsienį, kaip Amerikoje arba Europą, na ir taip toliau.
O kitas dalykas, tai kai mes užsienyje, ypač Europoje, mums norisi įprast, kai valgome kažką, tai, mums tada norisi, kaip sakyti, pakilti indą arba lėkštę. Kaip sakyti. Nežinau, ar yra. Pavyzdžiui. Tai yra, pavyzdžiui, lėkštė. Ir čia yra maistas ant lėkštės. Ir, įprastai Europoje mums reikia dėti lėkštę ant stalo. Ir taip mes turim valgyti. Bet Japonijoje mes įprastai, mums norisi įprasti, kaip sakyti, kilti, kylame lėkštę, netoli savo burnos ir taip mes sakome. Paprastai, tai tada lengviau galima valgyti. Bet Europoje reikia dėti visą laiką ant stalo ir jeigu mes taip valgome, tai, nežinau, galbūt mandagu, nemandagu. Aš kažkada taip girdėjau, kad Europoje taip negalima valgyti. Bet mums japonams tai, įprastai norisi taip tokiu būdu valgyti, nes tai lengviau galima. Irgi, kai valgome sriubą, tada mes įprastai geriam kaip kavą arba arbatą ir taip toliau. Taip, čia yra, pavyzdžiui, čia yra indas ir mes paprastai taip, geriam. Nes mums tai normalu. Japoniškai, kai mes nesakom kaip valgome sriubą, mes sakom geriame sriubą japoniškai. Todėl, mes geriam sriubą kaip gerimą. Bet jeigu Europoje taip geriam sriubą, tai nemandagu. Todėl. Dėl to truputį sunku gyventi Europoje, kol nesame pripratę jo. Tai. Dar kartais man norisi pakilti indą arba lėkštę, kai valgom ir galbūt aš manau, kad nesąmoningai tai darau. Bet reikia tikrai kreipti dėmesį, kai valgau Europoje, Lietuvoje. Ir kitas dalykas, tai apkabinimas, jo. Aš manau, kad daug europiečių, daug lietuvių žino, kad, japonai arba kiti azijiečiai prastai neapkabiname vienas kitą. Tai nėra mūsų tradicija. Ir kai sustinkame su savo draugė, tada, mes tik sveikiname ir, kaip hello, labas, sveiki. Ir tai viskas, arba ką. Tai viskas, mes nieko nedarom. Ir dar Europoje, Lietuvoje, jeigu yra arti draugai, tai yra apkabinimas ir tarp vyrų yra, spauda ranką, ne?
Bet Japonijoje net tarp vyrų mes įprastai ne spaudame ranku. Jo, beveik niekada. Na, galbūt kai tik kompanijoje arba nelabai. Tikrai ne. Paprastai mes tik kaip sakyti, nusirenkam, ojei, aš pamiršau, žodžio pamiršau, nusirenkti, jo, nusirenkimas, nusirenkame arba paprastai mes sveikiname, bet tarp draugų mes nenusirenkame, tai labai keista, tai yra per formalu, ne tik kompanijoje arba savo darbovietoje tai daro, bet net darbovietoje aš nedarau, nenusirenkame. Na, tik sveikiname ir viskas. Bet kai gyvename Europoje, Lietuvoje, tai yra apkabinimas ir rankų spausdinimas ir paspaudimas yra. Ir man pradžioje, aš žinojau, kad yra apkabinimas, todėl tada nenustebau, bet kai man reikėjo apkabinti, tai pas mane buvo keistas jausmas, nes įprastai apkabinimas, tai mes darome tarp tik mylimųjų. Tai daromas arba, kai kurie japonai iš tikrųjų, kai kurie japonai tai daro, bet tai nėra įprastas dalykas, todėl, kai aš niekada Japonijoje apkabinimo aš neturėjau, bet Europoje, kai gyvenau Lenkijoje, tada, pirmą kartą turėjau apkabinimą su draugais ir man buvo labai keista. Galbūt nebuvo taip patogu, apkabina kažką. Įprastai tai apkabinimas yra tarp vyro ir merginos, todėl man buvo keistas jausmas pradžioje. Nors mes mylimaisiais apkabiname. Pradžioje buvo labai keistas man ir dar truputį, kaip sakyti, negėda, kaip sakyti lietuviškai. Nepatogu, paprastai. Ir apie rankų paspaudimą, rankų paspaudimą irgi, nebuvo keistas jausmas, bet kartais man nenorėjosi rankų paspaudimą, nes, pavyzdžiui, Japonijoje, nežinau ar Europoje yra tokie žmonės, bet Japonijoje kartais aš matau tokius, ne kartais, dažnai aš matau vyrus, kurie po tualeto bet suprantate, ką noriu sakyti. Neplauja savo rankų. Daug Japonijos vyrų neplauna savo rankų. Aš tualetuose, įprastai dažnai matau tokių vyrų ir tada, tai gera, kad Japonijoje nėra tokio papročio, bet
Na, Europoje yra rankų paspaudimas. Na, man atrodo, kad europiečiai gan plauna rankas tualetuose, bet Japonijoje tikrai daug žmonių neplauna, tai man truputį bjauru. Todėl aš nenoriu. Na, kartais toks jausmas, kad man nenorisi, spausti ranką. Jo. Na, bet Europoje, įprastai aš tai darau, nes yra tokia vietinė maniera arba paprotys, tai reikia tai daryti. Na, kai esu, užsienyje, kitoje šalyje, tai turi kitą tradiciją ir reikia pagerbti, kaip sakyti, sončio suru. Japoniškai tai sončio gerbti. Gerbti, taip, ar taip sako? Mums reikia gerbti, tą vietinę manierą arba paprotį, todėl tai aš darau. Ir jeigu neigiu spausti arba apkabinti, tai nemandagu. Tai visai nemandagu, tai aš niekada neigiu. Todėl, Europoje tai normaliai aš tai darau. Ir pas mane jau nėra keistas jausmas. Paprastai pripratau. Nes Lenkijoje esu gyvenęs 4 metus ir Lietuvoje, Ukrainoje ir kitose šalyse būdavo, todėl jau pripratęs. O dar yra bučiuoti. Bučiuoti taip sakoma kiss. Bučiuoja, irgi jau, pripratau bučiuoti. Bet aš dar nesu pripratęs bučiuoti kitą žmogų. Aš dar nepripratęs bučiuoti kažką. Tikrai. Aš įprastai tai nedarau, tikrai, bučiuoti. Tai man dar sunku, nesu pripratęs. Tai vienintelis dalykas, kurio aš negaliu priprasti, bučiuoti. Bet kai kažką man bučiuoti, kažkur čia, tai man nieko. Aš suprantu, kad tai yra sveikinimas. Jo. O Europoje, dėl to, kad daug žmonių žino, kad Japonijoje nėra tokios manieros, tokios tradicijos bučiuoti, nei apkabinti, tada aš kartais sutinku tokius žmonės, kurie to nedaro man. Paprastai, nežinau, žinodamas, kad pas mus nėra tokios manieros, tai nedaro man bučiuoti, nei apkabinti, bet aš tada jaučiu, kad aš kartais bijau, kad dėl to bus kažkoks atstumas tarp mūsų. Dėl to, kad mes neapkabiname arba nebučiuojame, tada, Europoje aš manau, kad tada susidaro kažkoks atstumas, nežinau.
Na. Nes tas žmogus su kitais galbūt europiečiais tai daro apkabinimą arba bučiuoti, aš nežinau apie daiktavardį. Na, bučiuoja, bet kai su azijiečiais tai to nedaro, tai nežinau, tada susidaro kažkoks atstumas ir bus sunkumai, nežinau. Kartais taip jaučiu. Jo, todėl, kaip sakyti, su manim tai, na, kaip sakyti, nežinau lietuviškai. Na, galbūt tokie žmonės yra reserved. Na, nežinau, lietuviškai nežinau. Na, bet galbūt suprantate. Kartais bijau, kad gali būti dėl to kažkoks atstumas su tuo, nes tokiu žmogumi. Jo. Tai yra vienas minusas dalykas apie tai, kad pas mus nėra tokios tradicijos. Na. Rezervuotas, užsakytas. Na, nežinau. Nesvarbu. Jau. Gerai. Tai baigiu tą video. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!